Remigiau, tai toliau kalbant apie avoksos mišinius, jau kaip kalbėjom prieš tai, ar ne norma avoksos didint, mažint, tu minėjai dėl dirsių, kad dėl dirsių mes didinam normą, dėl pašiaušelių. Ir dabar gal paminėk, kurias vienskiltės piktžolės mes galim naudodami herbicidus rudenį kontroliuoti, o kurių mes rudenį nekontroliuojam ir galim tik pavasarį sutvarkyti. Na, rudenį, tarkim, ir mūsų tas populiariusis bokseris, mūsų produktas, ir kiti produktai yra skirti realiai dirvinės smilguoliai pagrindai ir vienmetį miglį. Pašiaušelį dalinai galime kontroliuoti, bet jo efektyvios kontrolės rudenį tikrai nebus ir turėsim būtinai pavasarį daryti perpurškimus. Be abejo, dirsių tokių iš rudens tikrai niekas kol kas neturime veikliųjų medžiagų, kad javuose galėtume sukontroliuoti. Tad ir, pavyzdžiui, jeigu pavasarį mums reiktų rinktis produktą, tarkim, kaip turime akselį, tai žieminėse aš vis dėlto labiau rekomenduočiau naudoti avoksą vien dėl tų dirsių. Nes be abejo yra nemažai tiek ūkininkų, tiek vadybos tą dirsę maišo su tuščia aviža. Atrodo, čia, užteks mums akselio, nusipurkšim, bet kai pradeda plaukioti, jau mes neturime ir jokių ginklų, nes tą pačią avoksą mes turime panaudoti iki antro bamblio tarpsnio, iki 32 BBCH tarpsnio, ne vėliau. Kuo metu, tarkim, kaip ir augimo reguliatorius iki 32, ar ne modusą mūsų taip ir... Nes tas vienskiltės piktžolės, ypatingai ten krūmymosi tarpsnį, na, iš ties jau reikia būti gerų profesionalų, kad jas galėtume tikrai įvardinti, kokia konkreti tai yra vienskiltė piktžolė. Kaip tu paminėjai, tikrai šiais metais buvo tas, kad... Tai pasitaikė. Kad net pažino tiksliai, tuomet pasirinko naudoti akselį ir nesumaišė su tuščiaja aviža. Labai gal aš galvoju, lengva yra atskirti tai, kad jeigu tu pasisėjai su sėkla, o dirsės ta sėkla yra panašiai kviečio, tai dažniausiai tu randi tą dirsę eilutėje, o ne tarp eilučių tarpe.